Labas vakaras, mėly žiūrovai prisijungę ir tie, kas klausysis šitą įrašą vėliau. Malonu Jūs matyti, kadangi šiandien tema tikrai labai aktuali ir svarbi. Mes kalbėsime apie emociškai nebrandžius tėvus ir kodėl taip skauda ir kodėl tai yra būtina apie tai kalbėti ir kodėl svarbu yra apie tai garsiai papasakot. Todėl, kad ne visi tėvai iš tiesų geba būti emociškai brandūs ir meilė tikrai ne visada yra saugumas. Kaip bebūtų keista, kaip bebūtų liūdna, bet pasaulyje labai daug žmonių išgyvena įvairiausių sudėtingas emocijas vien tam, kad jas yra įgyję savo aplinkoje, savo šeimoje. Ir tas visas patirtis nešiojasi su savim, nemokėdami jų tinkamai išreikšti ir paleisti. Todėl šiandieną kviečiu Jūs atrasti atsakymus apie tai, kaip galima gyventi, džiaugtis ir nejausti kaltės, jeigu tu nori atsiskirti nuo tėvų ir gyventi kokybišką gyvenimą. Nes tikrai artumas neturi kainuoti dalelę savęs ir prarasti savęs. O kas aš? Tai esu psichologė, psichoterapeutė, konsultuoju tiek šeimas, tiek verslus, kurie taip pat išgyvena ir susiduria su emociniais sunkumais. Padedu žmonėm, kurie susiduria su vidiniais išgyvenimais, nerimu, depresija, sudėtingom gyvenimiškom situacijom ir neranda sprendimų ir išeities iš šių situacijų. Esu taip pat mokymų vadovė ir 7 kūrinių autorė. Mane galite rasti socialiniuose tinkluose, kaip tapti dama Facebook'o puslapį arba tiesiog Eglė psichologė. Taigi, pradedant šią temą, labai svarbu įsivardinti, tai kas yra tie emociškai nebrandūs tėvai. Tai ryškiausi bruožai, kaip atpažinti, ar aš užaugau tokioje šeimoje, ar aš gyvenu su tokiais tėvais. Tai emociškai nebrandūs tėvai labai dažnai nemoka prisimti atsakomybės už savo jausmus, elgesį, klaidas ir visada ieško kažko kaltų. Nereiškia, jeigu mano tėvai gyvenime buvo neatsakingi, kad manęs nemyli. Labai dažnai vaikas tai gali traktuoti kaip nemeilę. Bet tėvai, net jie reikalauja lojalumo, ar naudoja manipulacijas, ar nepriima ribų, jie kažkur giliai širdyje vis tiek jūs užaugino arba kažkokiu būdu prisidėjo prie jūsų raidos. Vienareikšmiškai teigti, kad tėvai nemyli savo vaikų, tikrai negalima. Bet kad emociškai jie yra nebrandūs, tai tikrai tą galima pasakyti, įvardinti ir nebijoti kartais net pripažinti, kad ir kaip skaudu gali būti pripažinti. Nes vaikas išmoksta prisitaikyti, o nebūti savimi, nes jam kitos išeities nėra. Kai tėvai priima vaiką toks, koks jis yra, jis gali gyventi emociškai laisvai, jaustis pakankamas, turėti savo asmeninės ribas, savo erdvę, turėti savo nuomonę, turėti galimybę išreikšti savo poreikius. Bet jeigu vaikas auga su tėvais, kurie yra emociškai nebrandūs, tai viso šito jis netenka. Jis pakliūna į manipulacijų tinklą, kai tėvai gali bausti vaiką tyla, trauma, emocinė ataka, naudoti įrankį kontrolę, priversdamas vaiką jausti kaltę. Na, kaip pavyzdys, tu nepadarei namų darbų, dabar tu negausi kišenpinigių. Tu nesutvarkei namų, dabar tu turėsi sekančią dieną atidirbti laukuose. Tu neišvedžiai šuns, dabar turėsi padaryti kažką tai namuose. Aišku, tų dalykų neturime mes maišyti su pareigomis, bet
Manipuliacija kalba apie tai, kad priverčia vaiką jaustis kaltu net tada, kai jis nėra kaltas. Kaip pavyzdys, tu esi kaltas, kad tėtis dabar išėjo iš namų, tu esi kaltas, kad dabar mamytė pyksta, tu esi kaltas, kad mes konfliktuojam ir šitas labai dažnai emocijas, šitos dažnai jausmus vaikas gali ir negirdėti tokių žodžių. Jam gali būti ir nepasakoma tiesiogiai, kad jis tą turi, kad jausti. Bet augdamas tokioj emociškai sudėtingoje aplinkoje, vaikas natūraliai tai perima ir jaučia, kad tai yra tiesa, kad emociškai aš esu atsakinga už tai, kaip mama, kaip tėtis jaučiasi. Nes, kaip pavyzdys, mama ar tėtis pareina namo iš darbo pavargę, turintys problemų, nusikalę, turintys rūpesčių. Ir vaikas ateina ir jis ko nori? Nori priėmimo, meilės, pripažinimo, dėmesio. O mama paima jį, apšaukia ir atstumia. Pasako, ko tu lendi, eik ruošti pamokų. Vaikas nesupranta, kad mama galbūt pavargusi, kad mama emociškai nusilpusi, kad mama ar tėtis yra šiandieną turintis problemų. Jam visiškai nesvarbu. Jis tai priims kaip tą tiesioginį pasakymą, kad aš esu nemylimas, nemylima ir kad aš turiu būti tokia, kaip mamytė ar tėvelis nori. Lygiai taip pat kaip lojalumo, besąlyginis paklusnumas, net kai prieštarauja poreikiam. Lygiai kai turi vaikas atsisakyti kelionės į ekskursiją, vien tam, kad mamytė ir tėveliui dabar reikia kažką padėti, nuvežti, pabūti. Ypatingai tai jaučiasi tada toje šeimoje, kai yra labai didelė nelygybė, hierarchija tarp mamos ir tėčio, kur vienas dominuoja, tėvas, o mama turi paklusti. Ir vaikas natūraliai renkasi, kam priklausyti. Ir vienu metu jis nori paklusti tėvui, kuris dominuoja, taip atsisakydamas mamos, lygiai taip pat kaip mama, kuri matydama visą tą situaciją negali vaikui paaiškinti, kodėl taip yra, kodėl jie turi paklusti, kodėl turi taip daryti ir kodėl mes dabar turime elgtis taip, kaip tėtis nori. Nes mama pati emociškai negali įvardinti savo aukos galbūt pozicijos, negali įvardinti savo emocijos, savo išgyvenimų, savo patyrimų, tai, ką jinai dabar jaučia ir išgyvena. Lygiai taip pat ir vaikas tą perima ir kartu jaučia. Lygiai taip pat kaip ir ribų nepriėmimas, kai vaikui pasakoma, kad jis turi būti tik tai su vienu iš gimdytojų, vienu iš tėvų. Ir jeigu tu bendrauji, čia ypatingai skyrybų atveju, jeigu tu bendrauji su tėvu, tai tu išduodi mane. Tai gali būti netiesioginiai žodžiai, gali būti tai perkeltinė prasme pasakomi, bet vaikas dažnai taip jaučia. Ir šitie visi dalykai, jie žinoma palieka ilgalaikį pėdsaką vaiko atmintyje, kurie vėliau formuoja jo gyvenimo kelią, jo ateitį, jo pasirinkimus ir asmeninius santykius su priešinga lytimi. Žvelgiant toliau, kaip atpažinti, ar aš užaugau emociniu nebrandumo pilnoje šeimoje, ar tai tikrai yra emocinis nebrandumas. Kai tai atrodo realiame gyvenime, kaip pavyzdys, tėvas pyksta, kai vaikas nesutinka su jo nuomonė. Mes neturime painioti su šituo, kad tikrai būna nuomonių nesutarimai ir vaikas tikrai neturi visada sutikti. Bet kai tai išreiškiama yra agresyviai, kai tėvas rodo agresiją kalbėdamas ir bandydamas įtikinti ypatingai vaiko mamą, vaikas turi patikėti tuo, kas yra stipriau, tuo, kas yra griežtesnis. Lygiai taip pat yra atvirkštiniam variante, jeigu mama yra labai agresyvi, jeigu ji turi labai daug savyje agresijos, nukreiptos prieš vaiko tėvą,
vaikas tai perima tiesiog agresiją kaip ir savo, nes jis neatskiria, kas yra gerai, kas yra blogai, nes jis mamą ir tėtį myli vienodai. Ir jam visiškai tas pats tėvų konfliktai ir visiškai jam yra nesvarbu, kuris teisus ir kuris teisesnis. Jis nori turėti mamą ir tėtį. Ir kai, kaip pavyzdys, tėvas pyksta, vaikas gali nestukti su jo nuomonė ir tą, kad vaikas nesutinka su jo nuomonė, tėvas labai argumentuoti arba mama labai argumentuoti griežtai nuneigia, tarsi padaro vaiką kaltu, kad jis turi savo nuomonę. Taip pat, jeigu tėvai naudoja bausmę tylėjimą, jeigu vaikas nepaklūsta, tėvai emociškai atsiriboja, atsitraukia, palikdami vaiką nežinioj. Ir tuo metu vaikui būna pasaulio pabaiga, katastrofa, kada jis negauna atsako iš savo tėvų. Jam tampa baisu, kad negali gauti ryšio su pačiais mylimiausiais žmonėmis. Ir čia prasideda vidinis graužatis, vaiko kaltinimas ir galvojimas, kad su juo kažkas yra blogai, kad jis yra blogas, nepakankamas, kad jam yra tokia bausmė. Nes labai dažnai tai priima vaikas kaip bausmę, tylėjimą. Ir ką tai sukelia? Nerimą. Kaltinimai vienareikšmiškai, kada vaikas pastoviai yra baudžiamas ir kaltinamas dėl netinkamai kažko padarimo, dėl pažymių, dėl tvarkos, dėl traukų, dėl aprangos, dėl pomėgių. Jam išsivysto nuolatinis nepasitikėjimas savimi jausmas, tarsi prarandimas savęs ir savo identiteto. Tai kas aš esu? Ignoravimas lygiai taip pat ir nuvertinimas, kai aš negaliu būti savimi, negaliu išreikšti, pasakoti tai, kas man patinka, tai, kas yra apie mane, pasidaro vaikui identiteto stoka. Lygiai taip pat kaip emocinis šantažas, kai vaikas priverčiamas yra jaustis ir galvoti, kad jam mama ar tėtis nerūpi, ypatingai skyrybų metu, kai bandoma manipuliuoti vaiko buvimu, vaiko laiku, kiek jis gali būti su vienu iš kitų tėvų. Ir jeigu, kaip pavyzdys, tu bendrauji su mama ilgiau, reiškia, tu ją myli labiau. Jeigu tu bendrauji su tėčiu, reiškia, tu jį myli labiau negu mane. Ir vaikui gali būti tai pasakyta netiesiogiai. Tai gali būti pasakyta per manipuliaciją, kaip pavyzdys. Tu dabar išvažiavai su tėčiu, tai reiškia, kad tu dabar tėtį patvirtini, pripažįsti, kad jis yra geresnis negu aš. Ir tie žodžiai gali būti tokie tikslus, tokie pataikantis vaikui tiesiai į širdį, kad jis gali netgi nuo tokių žodžių atsiriboti nuo tėvų noro matyti, lankyti ir bendrauti. Gali pasakyti, kad aš daugiau nenoriu susitikti su mama arba su tėčiu vien dėl to, kad neįskaudinti kitą. Ir tai atsiranda tarsi lojalumas vienam iš tėvų, nenorint skaudinti, nenorint įžeisti, nenorint prarasti ryšio. Ir čia emocinio nebrandumo tik keli pavyzdžiai, patys ryškiausi ir dažniausiai pasitaikantis, kurie yra patys populiariausi ir jie labai subtilūs. Tai nėra apie kritinius atvejus ir kritinės šeimas. Labai dažnai gali būti žmonės intelektualiai brandūs, išmintingi, išsilavinę, bet emociškai tikrai nebrandūs. Ir nesuprasdami savo jausmų, savo emocijų, tokie tėvai užaugina ir vaikus, kurie emociškai nėra brandus. Ir kaip vėliau tai veikia suaugusių žmogų. Nuolatinis kaltės jausmas. Net tada, kai nieko nepadarė blogo, žmogus gali jaustis atsakingas už kitus ir už kitų žmonių jausmus, nes jam nuo pat vaikystės buvo diegiamas ir tas kaltės jausmas. Dėl visko,
tarsi aš turiu būti kaltas. Didžiulis noras nenuvilti nieko. Tai va čia perfekcionistai, jie gali būti tobuli savo srities specialistai. Gali būti mokslininkai, gali būti labai geri darbuotojai, nes jų baimė gili, labai subtili yra nenuvilti, nes jų poreikiai dažnai būdavo ignoruojami ir jiems susiformuoja noras būti patiems geriausiams, kad patikti. Valant klausit savęs, ar aš esu pakankamai geras, ar aš tinkamas, ar aš tinkama esu. Ir jausmas, kad aš atiduosiu daugiau kitiem, negu pati savo. Ir tokiem žmonėm užaugus tikrai sunku pasakyti ir ne, nes neturėjimas įgūdžio pasipriešinti jau buvo formuojamas nuo pat vaikystės ir jų ribų nustatymo nėra. Jie gali jaustis kaip išduoti, gali būti jaučiamas, kad nesupratimas ir labai dažnai tokie žmonės tampa ir kitų žmonių aukomis, emociškai taip pat nebrandžių, tai jau nekalba apie sociopatus, psichopatus, narcizus, žmonės su aukos sindromu, nes tokie žmonės nemoka atpažinti tokių žmonių, jie nemoka pasakyti ne ir jie yra tikrai labai pažeidžiami. Lygiai taip pat tokiems žmonėms susiformuoja tas geros mergaitės arba gero berniuko sindromas, kai gyvena iš pareigos draugystėje santykiuose, ne iš noro, džiaugsmo ar autentiškų vertybių, bet dažnai labai iš baimės būti vienam, didelis jausmas vienatvės, didelė baimė būti nepriimtų ir būti kitokia ar kitokiu. Todėl tokie žmonės labai stengiasi būti patrauklus, įtikti visiems, patikti ir būti neautentiški, tarsi prarasdami save. Todėl ilgalaikiai poveikiai psichikai jie yra nuolat tyrinėjami ir simptomai jau tie, kurie yra matomi, tai nuolatinis nerimas, depresija, žema savivertė, santykių sunkumai, tai jau yra pasekmė, dėl ko žmonės kreipiasi dažniausiai pas specialistą, psichologą, psichoterapeutą ir ieško pagalbos, nes patys nesusitvarko su nerimu, su depresijai būdingais simptomais, tai žema savivertė, santykių sunkumais, nes vyksta viskas dėl to, kai emociškai vaikas auga su tokiais tėvais, jis išmoksta nuolat stebėti kitų žmonių nuotaiką, prisitaikyti ir net malšinti konfliktus, prisimdami kaltę dažnai už save. Ir šie visi įgūdžiai tampa toksiškai saugus, kas vėliau kliudo gyventi autentišką žmogui ir laisvą gyvenimą. Todėl santykio ir ryšio formos su emociškais nebrandžiais tėvais gali vykti ne tik tai toj aplinkoj, kai vaikas auga, bet ir tėvai niekur nedingsta, kai mes jau galime turėti teisę išeiti iš tėvų namų. Jie lygiai taip pat nori dalyvauti mūsų gyvenime ir jį kartais net valdyti ar kažkaip tai bandyti manipuliuoti ar bandyti bendrauti su mumis ar bandyti kažkaip tai įtakoti mūsų pasirinkimus gyvenime. Todėl, kai vaikas auga šeimoje, jis negali pasipriešinti. Suaugęs žmogus jau kai skaitosi nuo 18 metų, jis gali pasipriešinti, nes jis turi galimybę ir teisę eiti dirbti, užsidirbti ir pakeisti gyvenamąją aplinką, turėti pinigų, už kur gauti prasimaitinimą ir gauti galimybę apsigyventi. Kol to nėra,
tol reikia kentėti, labai dažnai ir išeities nėra. Bet jau suaugus, nuo 18 metų išėjus, tikrai galima rinktis. Ir vienas iš ryšio būdų su tokiais tėvais tai yra apie nutraukimą bendravimo su tokiais tėvais. Labai dažnai tai vadinasi, kad jokių skambučių, susitikimų, žinučių. Ir tai labiausiai radikali yra forma, kai yra no contact. Tai kad kokiais atvejais tai taikoma ir kada tai naudinga, kada tėvai turi ypatingai stipras priklausomybės, kai tėvai turi ypatingai sunkes psichikos ligas, kurios žmogui gali padaryti tikrai daugiau žalos negu realiai kažkokios naudos. Tai kritiniai atvejai, kurie labai subtilūs, jautrus ir kiekviena šeima turi labai įvairias istorijas. Love contact tai yra, kada ribotas minimalus bendravimas su tėvais, tik svarbiamis progomis, su aiškiomis ribomis, kai vaikai gali bendrauti tik tom dienom, tais momentais ar gimtadieniu, ar proga, kuri yra šeimai svarbi, reikšminga, paklausant ar kažkaip kitaip bendraujant. Ar Greirok emocinis neutralumas, ar jis įmanomas, labai subtilus yra, nes tai yra apie manipulacijas. Tokias, kai pavyzdys, kai nėra ką veikti, kai liūdna, kai blogai yra, atsiranda kontaktas, atsiranda ryšys. Ir vėl vaikas yra, ar kad ir suaugęs, įtraukiamas į tėvų žaidimą, į tėvų manipulacijas, į bandymą paveikti gyvenimo kokybę. Ir čia labai sunku yra šitoj vietoj laviruoti, nes dažnai kenčia asmeninis gyvenimas, nes tėvai gali įtakoti, sukeldami gailestį, kaltę, kad kodėl tu taip elgiesi, tu manęs nemyli, aš tau nereikalingas, tu negeras vaikas, aš tiek dėl tavęs stengiausi, tu tokia nedėkinga, tu dabar žiūrėk, kokia tu čia įsivaizdinus, kaip mes čia sunkiai gyvenam, tu mus turi gerbti, mumis rūpintis, tu turi mums padėti ir visokiais kitais pavyzdžiais bandoma vaiką, kad ir suaugus, įtraukti į bendravimą, į santykį, į norą būti, bet nereaguojant, tas emocinis neutralumas yra įmanomas tik per sąmoningą darbą vidinį su savim ir darbą su savo vidiniais išgyvenimais ir jausmais, nes emociškai nebrandžių vaikų taip pat yra labai sudėtinga raida toliau vystytis, tapti emociškai patiem brandiem, tam, kad jau auginti savo emociškai brandžius vaikus. Tai yra tokia grandinė, kurią arba nutraukiam, arba toliau tęsiam. Ir tos bendravimas tai yra tikrai ne bausmė tėvams, o labai dažnu atveju tiesiog apsauga savo ir savęs, ir savo aplinkinių, jeigu jau yra šeima sukurta. Ir kada yra būtina neturėjimas jokio kontakto arba žemo kontakto ribojimų. Kiekvienu atveju atpažinti reikia ženklus. Per tai, ar yra fizinis smurtas, ar yra psichologinis smurtas, ar yra menkinimas, ar yra ignoruojamos jūsų ribos, ar jos yra peržengiamos, ar po kiekvieno bendravimo jūs jaučiatės vaikais, ar jaučiatės tarsi kaip suaugę, kurie turi pagelbėti ir išgelbėti savo tėvus. Ar tas santykis yra grindžiamas
pareiga, ar tas santykis yra abipusių supratimų grindžiamas, kad tėvai supranta, kad jūs turite asmeninį gyvenimą, ar jie kišasi į jį, ar jie bando jį reguliuoti. Taip pat, kaip jūsų psichika ar jūsų psichologinė sveikata nešlubuoja, ar jūs jaučiatės gerai po bendravimo su tėvais, kurie bando jumis manipuliuoti, gąsdina ar kitaip psichologiškai bando paveikti. Aš nekalbu apie tuos tėvus, kurie tikrai turi gilių psichologinių problemų, tai reiškia psichikos ligas diagnozuotas. Čia yra labai tokia skaudi tema augti su tėvais, kurie turi tokių ligų, bet netgi nediagnozuotos ligos psichologinės jos veikia artimuosius ir labai stipriai. Ir tai nėra savivalė, tai yra savigyna, apsaugant save, kai tikrai galima nutraukti bendravimą arba jį apriboti. Kiekvienu atveju labai svarbus yra indikatorius jūsų asmeninė savijauta, jūsų psichologinė sveikata, ar jūsų pačių artimųjų aplinka, jeigu turite vaikų, jeigu turite mylimą partnerę. Ir kodėl sunku taip atsiskirti? Lengva kartais pasakyti, nebendrauk, nerašyk, neskambink, bet mes visada naiviai kaip vaikai tikimės, kad gal mane supras, gal pasikeis, gal jeigu aš kažką padarysiu kitaip, gal mane priims. Labai jaučiamas visuomenės spaudimas, kad tu privalai bendrauti su tėvais, kaipgi tu nebendrausi su tėvais, kodėl tu nenori su jais bendrauti, juk tu turi būti kaip visi. Ir tai sukelia vidinį konfliktą, kad, tokia mano šeima, net gėda kartais pasakyti. Taip pat paprastos iliuzijos, kad skauda ne tik, kad aš tokius tėvus turiu, skauda tiesiog pripažinti, kad mano šeima niekada nebuvo, tokia, kokią aš įsivaizdavau, kad jinai yra. Nes mes naiviai visada galvojam, kad galbūt mano šeima yra, tokia kaip ir kitos. Galbūt jinai yra tokia, kuri nieko joje blogo nėra. Gal čia pas visus taip yra. Gal tai yra tiesiog tėvų tokia yra dalia. Bet tai neatleidžia nuo to, kad mes giliai širdyje vis tiek mylim mamą ir tėtį, kad ir kokie jie būtų. Ir ta meilė tėvam, ji gali skaudinti, nes mes tikim, kad jie gal pasikeis. Nors dėja tėvai keičiasi tik tada, kada jie patys to noro, ne kada vaikai tikisi, kad pasikeis. Ir kaltė nėra neteisingas sprendimas. Kaltė labai dažnai yra tai, kad mes turime senas įdiegtas programas, tos senas, tuos mechanizmus, kurie mums vaikystėje buvo kaip apsauga. Tai, kas mums kažkada padėjo išgyventi. Ir dabar tai bando jūs sulaikyti, nes permaina, nejausti kaltės yra pavojinga. Mes antaip dažnai buvom kaltinami, kad tai tapo kaip įpročiu jaustis nuolat kalta ir kaltu. Bet labai svarbu užduoti savo tokį klausimą. Ar aš jaudinuosi dėl šio sprendimo nutraukti bendravimą su tėvais ir ar po 5 metų kažkas pasikeis, kai būsiu sveikesnis ir laisvas.
Ar aš ar jaudinuosi dėl šio sprendimo? Ir uždavę sau šitą klausimą, pajauskite, ar nutrauktas tas bendravimas su tėvais, jis duos jums daugiau naudos, ar daugiau duos skausmo ir nevilties. Nes atminkit, jūs nesate blogas žmogus, jeigu renkate save. Ir jūs nesate atsakingas už saugusi žmogų, kuris priima tiesiog va tokį sprendimą, tokį pasirinkimą, kaip jūsų tėvai, taip gyventi, tokį gyvenimą. Kaip pavyzdys vartoti alkoholį, ar manipuliuoti kitais, ar elgtis netinkamai, jie patys pasirenka ir jūs nesate atsakingi už tai. Ir atsiskyrus nuo tėvų gali būti įvairiausių išgyvenimų. Tai prilygstama kaip netekčiai, kai mes perinam ir gedulą, kai gedite ne, kaip pavyzdys už realų savo tėvą ar mamą, o už to ir už tą, kurio taip kažkada norėjote ir troškote. Tai reiškia, kad jūs gedite tos savo iliuzijos apie savo gerą ir idealią mamą. Nes naiviai vis tiek tikitės, kad ir dažniausiai mama ir tėtis tam tikrose situacijose vis tiek pasirodydavo kaip gera ar geras. Tikrai, jeigu prisimintų kiekviena, kuri užauga emociškai nebrandžioj šeimoj, buvo momentų, buvo akimirkų, kada mama arba tėtis tikrai buvo, ta mama, tas tėtis, kuris davė tą jausmą apie tai, kad aš esu mylima, mylimas, priimtas. Bet tai yra dažnai tik akimirkos ir jos tokios trapios, nes daug nemalonių patyrimų, daug skaudžių situacijų užgožia viską tai, kas yra gražu ir buvo gražu. Lygiai taip pat išgyvena kaltę, kad aš gal kaltas, gal per griežta, gal turėčiau kitaip elgtis. Vienišumo jausmas, jeigu nutraukiamės, apsunkina visą mūsų išgyvenimą, nes mes iš prigimties esame socialios būtybės ir mums vienišumo jausmas yra dažnu atveju nepakeliamas. Lygiai taip pat kaip baimė būti blogu vaiku, kai kyla gilus įsitikinimas, kad aš esu nusipelniusi tokio atmetimo, kai aš turiu būti tokia, nors tai irgi yra iliuzija, kuri gali įpiešti jums aplinka, visuomenė, kuri traktuoja, kad tu privalai gerbti ir priimti tėvus tokie, kokie jie yra. Ir visos šitos reakcijos, gedulas, kaltė, vienišumo jausmas ar baimė būti blogu vaiku, tai yra normalios reakcijos ir reakcijos yra į brandų ir drąsų sprendimą tokiu atveju nutraukti bendravimą. Ir išgijimo procesas visas yra labai subtilus, todėl kad jis nėra linijinis. Mes perinam gijimo etapus, kiekvienas labai individualiai ir skirtingai. Ir nėra vienos stebuklingos išgijimo piliulės, nes tai yra procesas. Ir jis kaip, aš kartais vadinu kaip gamta, kurioje stichija ir daug ir tsunamių, ir audrų, ir žemės drebėjimų, ir lietaus prigriaustinių. Bet svarbiausia, kad gerėjimas neatrodo kaip tiesus kelias. Kas lanko terapiją, kas dirba su savimi, tikrai gali jausti ir pagerėjimą, ir atkritį.
Ir tai yra visiškai normalu ir taip yra. Bet kai pajusite kaltę, liūdėsi, ar norėsite grįžti, bendravimą, atminkite, kad tai yra normalu, tai būna, bet svarbu yra nenustoti, jeigu tai gyvenime jums daugiau tas bendravimas atneša žalos negu naudos ar emocinio sveikatos ir emocinio gerėjimo. Nes kaip pasiruošti emociškai, leisti savo būti visokiem. Tai reiškia pripažinti realybę tą, kokia yra, ne idealią, kurią norite, bet tai, kas yra iš tiesų, leisti savo jausti jausmus, pyktį, liūdėsi, gailestį, visą tai teisėta, atskirti faktus nuo vilčių ir ugdyti vidinį suaugusį, kurį galima puikiai tai darant, rūpintis savimi ir tuo savo vidiniu vaiku su užuojauta. Ir kaip pasiruošti tai praktiškai, atsisėsti, apsibrėžti aiškias ribas, ką darau, ko nedarau, pavyzdžiui, neatsakau į žinutes su kaltinimais, jeigu man tai kelia nerimą, aš po to jaučiu nerimą. Jokio teisinimas ir aiškinimas, tai ne, yra pilnas sakinys, jeigu tokiu atveju yra peržengiamos mano asmeninės ribos, nes kuo daugiau aiškinate, tuo daugiau pažeidžiamos yra jūsų ribos. Taip pat suformuokite aplink save palaikymo ratą, tai gali būti draugai, palaikymo grupė, žmonės, kurie jūs supranta, terapeutas. Turėkite planą kaltės atakoms, nes jos gali tikrai ateiti ir būti. Kaip pavyzdys, kai ateina mintis apie tai, kad aš esu blogas, kad nebendrauju, rašykite dienoraštį ar skambinkite draugui, tai labai padeda nebūti vienam su savo jausmais, kurie šiuo metu apima jūs. Ir didžiausios kliūtis, kurias tikėtina teks įveikti nutraukus bendravimą su tėvais, tai mintis, bet jie pasenę ir neturi daug laiko. Bet čia yra atsakymas, kad jūsų sveikata ne auka, kurią privalote paaukoti. Tad gerbiant save ir gerbti save yra ne tas pats, kas jų atsisakyti. Taip pat labai svarbu, kad kiti sprendžia, ar aš egoistas. Tai čia irgi atsakymas yra, kad jie negyveno jūsų vaikystės, jie nežino, ką jūs patyrėte, jie net neįsivaizduoja, dėl kokių priežasčių jūs nutraukėte bendravimą su tėvais. Ir jie nejaučia kiti žmonės jūsų skausmą. Lygiai taip pat kliūtis gali pasitaikyti tokios kaip mintis, o jie pasikeis, mano tėvai. Bet iš tiesų atminkite, kad jei iš tiesų pasikeis, galėsite pervertinti situaciją, tačiau negalite gyventi, o jei šitoj iliuzijoj. Jeigu mama ar tėtis vartoja alkoholį, jeigu emociškai jie yra šalti, neprieinami, jumis manipuliuoja ir verčia jūs jaustis nuolat nepilnaverčiu žmogumi, tai nėra, o tai, kad o jie pasikeis. Ne, priimkit faktą, realybę, kad jie tokie yra ir kol jie tokie, aš turiu teisę rinktis save, nes mano psichologinė sveikata yra man svarbi, nes jie ją savo elgesiu tokiu žaloja. Ir ką veikti, kai jaučiate tą kaltę?
Labai naudingi yra greiti įrankiai, tokie kaip pauzė ir kvėpavimas, 3 gilūs įkvėpimai pro nosį, iškvėpimai pro burną. Priimti savo faktus, kad aš pasirinkau šitą pasirinkimą nutraukti bendravimą ar apriboti ne iš blogio, o iš meilės rūpesčio savo. Nuolat turėti palaikymą, tai skambinti draugui, kuris jūs supranta, užrašyti taip pat aiškiai, labai konkrečiai, kodėl aš priėmiau šį sprendimą ir perskaityti tai vėliau. Nuolat turėti tai savo galvoje. Fizinis judesys, tai yra apie pasivaikščiojimą, sportą, viskas, kas padeda jums išjudinti vidinę energiją. Ir svarbiausia, priminkite nuolat savo, kad kaltė tai netiesa apie jūs, tai senas refleksas, kuris bando jūs apsaugoti nuo permainų. Ir jūs nepadarėte nieko blogo, jūs tiesiog pasirinkote kitokį, geresnį, kokybiškesnį ir savo gyvenimą. Ir palyginimas pabaigai. Būdami jūs jau suaugę, emociškai brandus tėvai, ar tapsite emociškai nebrandus tėvai, pasirinkimą padarysite jūs. Bet būdami ir dirbdami su savim, jūs turite galimybę tapti emociškai brandžiais savo vaikų tėvais. Ir kad būti, pirmiausia, turite atliepti savo vidinius jausmus. Save pamilti, girdėti, jausti ir emociškai palaikyti save. Todėl, būdami tokie patys su savimi, mokėsite prisimti atsakomybę ir už ateitį, kurią kuriate ir galbūt sukursite. Ir laisvė, ar sveikesni santykiai, ar savivertė, būdami savimi, jūs jau išmoksite. Nes gyvenimas po atsiskyrimo, tai jūsų teisė rinktis, ką daryti, kaip gyventi, kaip rinktis. Ir atneša dovanų, savivertę, kuri auga, kai gyvenate pagal savo vertybės, o ne kitų lūkesčius, sveikesnius santykius su artimaisiais ir draugais ir savo antrą pusę. Ir žinoma, gyventi be manipulacijų, be smerkimo laisvėje. Nes, kad taip nutiktų ir neprarandant resursų, reikia juos nuolat papildyti. O kas yra didžiausia resursai ir pagalba? Tai yra patys jūs. Bet jeigu patys iš savęs pritrūksite resursų ir pagalbos savo, atminkite, kad yra knygos, yra internetiniai forumai, yra palaikymo grupės, bendruomenės, žmonės, kurie išgyvena panašiai ar išgyvenę yra panašias patirtis. Yra psichologai, psichoterapeutai, yra įvairios nemokamos ir mokamos krizių linijos. Nes čia jūs nieko nesate skolingi, net jei padarėte tą sprendimą, nes tėvystė tai yra tai, kas dažnu atveju yra ne investicija. Tai yra tai, kas yra būti mama ir tėčiu privilegija, kurią ne visi gali priimti, būti tikrų mama ir tikra mama ir tikrų tėčių. Ir net jei jie padarė kai ką gero, atminkite, kad netgi tas gerumas ne visada kompensuoja tą žalą. Bet jūs galite atidirbti už tą meilę patys savo, turėdami
tą vidinę patirtį, turėdami vidinį įgūdį matyti, jausti, suprasti, gebėti atpažinti save ir matyti, girdėti, atpažinti kitus. Ir tai, kad esate pakankamai geri, jūs nusipelnėte tai, kas yra šeima, nes atsiskirimas nuo emociškai brandžių tėvų nėra, atminkite, meilės stoka. Tai brandos, savivertės ir atsakomybės už savo gyvenimą ženklą. Ir tai drąsa rinktis save, kai dažnu atveju visas pasaulis sako priešingai ir ne. Tai tiek šiandieną iš manęs. Ačiū visiems, kas šiandien esate, kas buvote ir kas klausys šitą įrašą vėliau. O dabar klausimai. Tai norėjau paklausti, yra tokia teorija, aš kaip ir žinau atsakymą, bet vis tiek įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Tai yra tokia teorija, kad ten tėtis yra, santykis tėtis yra atsakingas už kažkokį tai ten dalyką, ten pinigai ar ten, nežinau, skirtingas teorijas yra. O mamos ten santykis su kūnu ar ten dar kažkas tai ten su šeima. Tai ką jūs manote apie tą va, teoriją, kad, tu gal kažkas prarasi, gal kažką, tai jeigu tu atsiskirsi, ar kažkas tai, nežinau, ne taip bus. Mhm. Šita teorija yra iš dalies teisinga ir aš su ja sutinku, kad emociškai mes nutraukdami bendravimą su tėvais, mes tarsi kažko netenkam, bet emociškai nutraukti bendravimą su tėvais, tai nereiškia, kad mes jo negalime to santykio ryšio turėti savo viduje su tėvais. Čia irgi labai paradoksalu yra lyginti, nes mes emociškai galime nebendrauti su tėvais realiai. Tai reiškia neturėti su jais jokio kontakto ir bendravimo. Tiek fiziškai, tiek emociškai. Bet viduje mes savo vidiniam pasaulyje, mamą, tėtį visada nuolat turime ir turėsime, nes mes gimėme iš jų. Ir jie visada bus mūsų genetinėje informacijoje, kaip mūsų gimdytojai, mūsų autoriai, mūsų kūrėjai. Ir yra tokių teorijų, kad tėtis ten atsakingi už tam tikras žmogaus sėkmės sritis. Ir aš tuo tikiu. Ypatingai, kol mes nesusitvarkysime vidinio santykio su mama ir tėčiu, mums gali būti labai sunku turėti darnę partnerystę, darnų santykių su savim. Tai čia šituo atveju aš sutinku ir ne veltui psichologai, psichoterapeutai dirba su žmonėm, kurie turi nerimą, depresiją, žemą savivertę ar kitus sunkumus emocinius, nes dažniausiai žmonės dėl to ir kreipiasi. Jie tikrai nesikreipia dėl to, kad turi mažą kontaktą ar aplamai neturi jokio kontakto su tėvais, ar tokioje šeimoje jie užaugę yra. Žmonės ateina dėl jau pasekmių, kurias sukelia ir sukėlė buvimas ir augimas ir bendravimas tokioje šeimoje. Tai tas įtakos tikrai turi. Tėvai turi įtakos. Bet čia, kaip pabrėžiu, reikia atskirti vidinį santykį mano su tėvais, mano viduje, koks jis yra, ir realybėje, koks jis yra tas santykis. Nes realybėje gali santykio su tėvais nebūti jokio. Bet viduje santykis su jais, su savo gimdytojais, jis gali būti. Ir va čia psichologai, psichoterapeutai su šitą temą dirba gilesniam tam lygmenį su žmogumi. Tikiuosi atsakiau šitą klausimą. Taip, ačiū.
Dabar aš gal irgi paklausiu vieno. Kaip sakėt, kad turbūt tie tėvai irgi vis tiek, nu kažką gero vis tiek duoda vaikam ir tikrai yra tų gerų atsiminimų irgi. Bet, va, kaip sakėt, tie va blogi atsiminimai, tie skaudžios patirtis užgožia turbūt visą tai. O kas jeigu, va, pavyzdžiui, yra va, tokie tėvai, kur irgi emociškai nebrandus, bet labai labai mylintis. Tai kad realiai tų gerų atsiminimų ir tų skaudžių atsiminimų po lygiai yra. Čia ne mano patirtis, bet aš galvoju, kad čia turbūt netgi dar sunkesnė situacija tada. Tada kaip ir tu jauties tai blogai ir nu, lik ir norėtųsi atsitraukti, bet yra tiek daug tų gerų atsiminimų, tiek daug tos paramos ir emocinės, ir finansinės. Ir atrodo, kad, nu gerai, įžeidė ir šiandien, ir praeitą savaitę, kiekvieną savaitę, bet, nu, bet kiek man daug padarė. Tai čia turbūt gal ir netgi sunkiausias variantas turbūt būna nuspręs, ką va tada daryti. Da, nu, kontaktą turbūt labai sunku būtų padaryti su tokiais tėvais. Tokiu atveju tikrai nėra įmanoma, tai yra nebent tik mažinimas bendravimo Taip. su tam tikrom irgi ribom vidiniam nustatytom ir dozavimas to bendravimo, stebėjimas, ar man tai gerai, ar man tinkamas, ar man jis pakankamas, ar man yra patogus tas bendravimas su tėvais, ar jis nežaloja manęs labiau ir daugiau. Žinoma, kuo subtilesnė situacija, tuo ir sprendimai priimami yra labai individualiai ir subtiliai. Nes mes galvojam visada apie tėvus kartais, kurie yra labai ten žiaurūs, sunkus, turintis stiprių priklausomybių arba ten psichologinės kelias traumas ir problemas. Bet kiek daug yra šeimų, kuriuose tėvai yra mylinti savo vaikus iš pažiūros, kurie yra tikrai nuostabus tėvai, bet turi tam tikrų gilių tokių vidinių elgesio modelių, įsitikinimų, kurie žaloja vaikus. Ir tikrai tokiu atveju sunku yra išlaviruoti ir ar vengti kontakto. Čia tas yra momentas gilus, subtilus ir vidinis, va tas, kaip ir minėjau, santykis su jais jau individualus darbas. Nes tėvų pakeisti neįmanoma, gimti atgal ne, gyventi reikia. Šeima yra, tėvai mylintis, bet yra kaip yra. Todėl norint emociškai patiem būti brandiem, dirbti, suprasti save, na, reikės vis tiek mama ir tėtis temą tikrai giliai pakapstyti ir panagrinėti pas psichologą, terapeutą. Gerai, tai ačiū labai Jums, Eglė. Labai pasisekė mums, kad sutikot mums šitą webinarą skaityti. Tai va, įkelsime YouTube, bus antras webinaras čia. Tikrai tikiuosi, kažkam bus naudinga, jeigu kažkas kreipsis į mus pagalbos, dėl to tai va, tikrai nukreipsime tą įrašą ir tikrai tikiu, kad jiems padės ar nuspręs kažką, ar tiesiog žinių duos. Tai va, ačiū Jums labai už Jūsų laiką ir malonu Jūs matyti vėl čia. Sėkmės Jums ir tikiuosi, kad pasimatysim dar. Ačiū labai, Jums taip pat, gero vakaro ir iki. Ačiū. Ačiū. Viso.